Zdarov, kaimieti. Aš visiškai kaimietis, man pohui, žinai. Tai kada užsimsi rimtais dalykais, o ne dainavimu? Aš užsimsiu kitais dalykais, aš jau galiu tas dainas mesti, man tas pats vienodai rodo. Tai klausyk, o ką tu darysi? Geriau eisiu dirbti Dirbt? O kur tu eisi dirbt? pas kokį ūkininką, mėšlą mėšt, negu koncertuoti. Čia tu rimtai? Aš jau geriau, žinai, aš eisiu pas ūkininką, kurio karvės ganyti. Tai gal arklius? Ir aš gausiu, jeigu aš tai ir mažą atlygį, bet aš būsiu laimingas. Tai už kiek dirbtum? Aš už 20 eurų, Už 20? už 30 eurų eičiau dienai, O gal už 20? niekas man į akis nelys. Nu tikrai, nieks ir į akis, ir į nosį, ir į gerklę, niekur nelys. Fu, blėt. Niekas man nereikalaus manęs nieko. Va tau šakės, va pilna šūdo, reik sutvarkyt. Ir viskas. Nu čia tikrai ne viskas, ne viena pavėsinė yra gardai, yra aikštelės, dar reik visus prigirdyt, vandens pripilt, šieną išvežiot. Karvės ganyti. Pietrai, žirgus pas mane, žirgus. Ir tai man labai gerai būtų. Svarbu, kad man pavalgyti būtų ir aš atsigulęs ant pievos ir man tas pats. Nu Pietrai, nežinau, į pievą nelabai panašu, bet pagulėti galėsi, dėl pavalgymo nežinau, jeigu spėsi. Vienodai rodos, ar aš pasmirdęs būsiu čia batais, Nu, žinok, mėšlo net ir į vidų prikrenta. kaliošais ar šūdų smirdėsiu, man nusispjauti, kas ką apie mane galvos. Nu, žinok, smirdėsi ir arklių, ir šūdų, ir myžalų. A, blėt, ir dar be pirštų gali likt. Da pizdi, aš niekam nebandau įtikti. Tai klausyk, kada tavęs laukt? Ateinančią žiemą aš fermą įsidarbinsiu specialiai. Ateinančią žiemą? Tai čia tik tai šnekos. Įsidarbinsiu ir eisiu dirbsiu. Specialiai va ir padarysiu laivą kaip šerių gyvulius. Nu, pavalgyk. Viską pamatysit, ateis tokia diena. Va. Tai žodžiu, laukiu tavęs darbe. A, blėt, nu, tu kur? Nu nahu man to reikia. Blėt, vos ausies nenupysiu. A, blėt, ką tu čia kandžiai, pizdukas, mėsaėdis tu. Tai žinok, aš iškart policiją kviečiuosi ir iškart suforminam bylą. Tai taip suprantu, dirbti netvarysi? Aš nesu vergas.